Po rekonstrukcijos atidarytas Jonavos tiltas. Bendrijos viltis – kalėdinė šventė. Akcija Parsinešk kalėdas į savo namus. Savaitės kriminalinių įvykių apžvalga. Artėjant gražiausiams metų pabaigos šventams, po rekonstrukcijos atvertas vienas svarbiausių Jonavos miesto tiltų. Šis tiltas yra pagrindinė transporto ir pėsčiųjų susisiekimo arterija tarp Jonavos ir Kauno miestų, mūsų kaimiškų seniūnijų. Tiltu vyksta intensyvus eismas, miesto gyventojai skuba į kitoje Neries pusėje esančius sodus, nemažai jonaviečių mokosi ir dirba Kaune. Beveik 60 metų tiltas per visą savo tarnavimo laikotarpį nė karto nebuvo rekonstruotas ar kapitališkai remontuotas. Tilto rekonstrukcijai Lietuvos automobilių kelių direkcija skiria 7 600 000 litų, o rangos darbų konkursą laimėjo akcinė bendrovė Kauno tiltai. Bendrovė Kauno tiltai daugiau kaip 180 metrų ilgio ir 11 metrų pločio tilto rekonstrukcijos darbus pradėjo šių metų gegužės mėnesį. Artėjant metų pabaigai užbaigė tilto gelžbetoninės perdangos renovaciją. Metalinė tilto perdanga buvo praplatinta ir padengta atmosferos poveikiui atsparia antikorozinė danga. Rekonstruoti kiti tilto perdangos elementai – hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, turėkliniai blokai, paklota nauja asfalto danga. Po rekonstrukcijos iki 7 metrų praplatėjo tilto važiuojamoji dalis bei abiejose tilto pusėse esantis pėsčiųjų takai. Bendrovė Kauno tiltai taip pat suremontavo tilto atramas, sumontavo naujus plieninius apsauginius atitvarus, apšvietimo stulpus. Buvo išsaugoti ir rekonstruoti kultūros paveldui priklausantis senojo tilto turėklai, sutvarkytos tilto prieigos, upės šlaitai sutvirtinti juodžemiu ir apsėti žalia, o šlaitai po tiltų sutvirtinti gelžbetoninėmis plokštėmis. Tiltas taip pat pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. Tilto rekonstrukcijos metu transporto eismas buvo nukreiptas kelių kilometrų apylanka, tačiau pėstiesiems buvo leidžiama vaikščioti ir vykdomų darbų metu. Artėjant kalėdoms, miškininkai kviečia visus prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir namie puošti nenukirstą eglutę, bet eglės šaką. Gruodžio 19 dieną vyko akcija Parsinešk kalėdas į savo namus. Šią dieną miškų urėdijos dovanojo žmonėms žaliaskarių šakas. Idėja dovanoti eglės šakas kilo šiauliečių Eigulio sūnui Rimantui Norkui. Atėjęs į miškų urėdiją, jis pasiūlė kirtavietėje likusias šakas išdalinti miestelienams. Tuomet miškų urėdijos darbuotojai apsvarstė, kokią formą akcija galėtų vykti ir nusprendė įgyvendinti šią idėją. Dabar šią iniciatyvą puoselėjanti generalinė miškų urėdija akcijos geografiją išplėtė. Jau 5 metus joje dalyvauja visos Lietuvos miškų urėdijos. Miškininkai jau 5 metai vykdo šią akciją Parsinešk kalėdas į savo namus, dalindami šakeles miestuose, miesteliuose visoje Lietuvoje. Ir mūsų Jonavos mieste akcija vyksta 5 kartą, žmonių sulaukia didelio dėmesio, gausiai lankoma ir šiandien atvyko mūsų pirmieji girininkai, atvežė eglutės, po 12 buvo 10 minučių, tai jau radome laukiančių žmonių. Taip, malonu matyti, kad žmonės domisi, kad žmonės pripažįsta šią akciją, kad bus išsaugota ne viena eglė ir tuo pačiu žmonės parsineš šilumą šventinę į savo namus, parsinešdami eglės šaką. Vis labiau populiarėjančios ir gamtą tausojančios eglės šakos yra puikiai išeitis tiems, kuriems eglutė nebūtina. Iš eglišakių galima sukurti išradingas plokšteles bei meninės kompozicijas, tinkančias ir kalėdų stalui, ir kambario erdvei. Ši akcija sulaukė vis didesnio visuomenės dėmesio. Jie skatinama saugoti gamtą ir padėti žmonėms papuošti savo namus. Akcijos Parsinešk kalėdas į namus metu Lietuvoje išdalinama daugiau nei 100 000 eglių šakų. Jonavos rajone išdaliname iki 4 000.
Mes rajone per tokias akcijas išdalijam 2, 3, 4 tūkstančius šakelių, o per Lietuvą šiais metais planuojama buvo, kad jis bus išdalinta 150 tūkstančių šakų. Taip, kiekvienais metais tokios akcijos metu išdalijama daugiau kaip 100 tūkstančių šakų visoje Lietuvoje. Pasak Jonavos miškų urėdijos vyriausiojo miškininko Juozo Jaruševičiaus, žmonės labiau renkasi tradicinės eglučių šakas, bet yra ir nemažai žmonių, kurie puošia šventėms pušies šaką. Vis tik tai labiau renkasi eglutės, bet yra paklausa ir pušų. Jeigu pušų neatveši, bus kai kurių žmonių nusivylimas jaučiamas. Eglės šakų dovanojimo akcija taip pat prisideda prie gamtos tausojimo ir padeda kovoti su neteisėtai eglutės kertančiais žmonėmis. Lygiagrečiai su akcija Parsinešk kalėdas į savo namus miškų urėdijos vykdo dar vieną aplinkosaugos akciją, kurios tikslas užkirsti kelią neteisėtam miškų kirtimui ir teršimui. Tai lygiagrečiai su šia akcija vykdoma kita akcija rajone, apsaugos akcija, saugant nuo savavališkų miško kirtimų, brakonieriavimų ir kitų gamtos išteklių niokojimų ar pažaidų. Ir šiandien yra išvažiavę į reidą policijos pareigūnas ir mūsų pareigūnas ir jie vykdo rajono teritorijoje tokią akciją. Iki savaitę tokios akcijos vykdomos 2, 3, kartais 4 kartus pagal slenkantį grafiką. Tai prašome žmonės nekirsti eglučių, gali būti taikomos baudos, gali būti įspėjimas taikymas. Pirmo atveju mažesnės baudos, antro, trečio jau jos didėja 10-eriopai ir gali siekti 100 ir tūkstančius. Bet pirmo atveju stengiamės vesti aiškinamąjį darbą ir baudos minimalios taikomos. Kviečiame visus globoti krašto gamtą ir savavališkai nekirsti miškų žaliaskarių. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Jonavos Viltis organizavo savo nariams kalėdinę šventę, kuri vyko suaugusiųjų švietimo centro salėje. Labai senai, kai dar nebuvo nei senelių, nei jų senelių, pasaulyje gyveno daug žmonių. Daug žmonių buvo negeri, jie pyko, barėsi, mušėsi, ėmė svetimus daiktus, tėvai barė vaikus, o vaikai neklausė tėvų. Dievas tai pamatė ir nutarė atsiųsti savo sūnų į žemę. Ir tas sūnus bus geras ir mokys žmonės gerų darbų. Ir tikrai, vieną naktį danguje pasirodė didelė šviesi žvaigždė. Ją pamatė piemenys ir labai nusigando. Jie manė, kad žvaigždė nukris ir sudegins jų žemę. Bet pasirodė angelas ir pranešė, kad šią naktį gimė Dievo sūnus Kristus. Angelas paliepė eiti ir pažiūrėti. Kelią rodė žvaigždė. Šventėje dalyvavo Jonavos rajono mero pavaduotojas Remigijus Osauskas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Sloveikienė, Kredito unijos Jonavos žemė vadovė, tarybos narė Rita Latviūnienė, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Bereznaitė Medenko ir kiti svečiai. Visi linkėjo gražių švenčių, daug dovanų ir svarbiausia sveikatos. Norėtume ir pasveikinti Jonavos Vilties bendrijos pirmininkę, bendrijos narius, jų šeimos narius, artėjančių šventų kalėdų progą. Iš ties per metus yra įvykę tiek daug puikių renginių, kuriuose patyrėte ir malonių įspūdžių, malonių akimirkų, dalyvavote turbūt ir ekskursijose, dalyvavote įvairiose šventėse, kiek žinau, dalyvavote ir projekte kaimo sodyboje, kur taip pat patyrėte malonių išgyvenimų ir įspūdžių. Ir per tuos visus metus, kada prisimenam tai, kas yra įvykę gero, malonaus, įsimintino, iš ties tada mes pamirštam tai, kas turbūt gyvenime mūsų neišvengiama. Tai yra problemos, tai yra rūpesčiai, tai yra tam kažkokios tai galbūt ir negandos, netektis. Tai ir būtų palinkėjimas mums visiems, kad sutiktume šventas kalėdas šviesiai, šiltai, jaukiai, užmiršdami balsus, rūpesčius ir problemas, o galvotume vien tik tai kas gero,
O naujieji metai būtų mums visiems ir jums, ir mums dosnus sveikata, dosnus įspūdžiais, dosnus ir puikiais draugais, puikiais bičiuliais, supančiais jūs visada. Ir kalėdos turbūt būtų netikros kalėdos, jeigu rankose nebūtų dovanų. Ingridos rankose mūsų savivaldybės dovana, jūsų bendrijai, tai yra piniginis čekis, už kurį jūs galėsite galbūt ir kažką tai bendryje įsigyti. Ir tai yra mūsų kalėdinė dovana jums visiems. Tai ačiū jums, gražaus renginio. Labai džiugu man jūs matyti, šiaip tai kaip ir pasilgau jau jūsų, senai matėmės. O dabar ką, kaip ir priklauso, kalėdų metas, sako, dovanų metas. Tai dovanėlės čia jums, paliksiu aš jūsų vadoviai nepailstamai, kuri visą laiką yra vedama, ne tik entuziazmo, bet turbūt ir atsidavimo. Ir ką, kitas dovanėlės mes įmesgiam šilumą. Šilumą, kuri yra reikalinga kiekvienam iš jūsų. Kalėdų proga norėčiau palinkėti visiems supratimo tarpusavį, atjautos, gerumo, o svarbiausia, kaip ir jūsų įstaigos pavadinimas vilties. Tegul viltis jūs veda į sekančius metus, tegul jinai neužgęsta, būkite laimingi, būkite visą laiką tokios geros nuotaikos, kaip mums tenka susitinkti ir jūs parodote, ką galite, ką mokate, o vadovai noriu palinkėti. Veskite visus ir toliau. Padėkite, nes jūsų pagalba tikrai yra reikalinga. Ir dar kartą visų vardų, ne tik partijos, ne tik Kredito unijos vardu noriu padėkoti už jūsų tą atsidavimą. Ačiū labai. Mano maišas yra kur kas maišelis, tik taip palyginti. Ir čia dar turėjo dalyvauti Birutė Platkauskienė, savivaldybės tarybos narė, socialinių reikalų, sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja. Čia jos irgi yra vaišės, jinai paskutinę minutę pasikeitė, kad negalėjo ateiti. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, vėl galėdama jūs pamatyti. Pernai buvom prie tokio stalo jaukaus, visi šokom, iš tikrųjų buvo labai smagu, suprantu, kad daugeliui ateiti iki čia jau yra kažkoks kaip ir žygdantis, ne? Ir aš noriu palinkėti, ne tik tai aš noriu palinkėti, ir Birutė Platkauskienė, ir susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius jums linki, kad to gerumo, tokio atjautos netrūktų visus metus, kad jūs pajaustumėt, kad turit ištikimų draugų, kad galit nuvažiuoti į sodybą, kad galit kreiptis ir jums nebus atsakyta ne tik tai per šitą šventės, bet visus metus. Kad jūs galėtumėt iš tikrųjų ateinat ir sakot, vat padėk, ką nors paorganizuok, reikia, mes norim to ir ano. Ir kad vat iš tikrųjų, kad mes kiekvienas, kiek galėdamas, galėtume prisidėti, kad jums vat būtų irgi tos dienos truputėlį kitokios šviesesnės. Kaip turbūt visi žinote Marijono Mikutavičiaus dainą 3 milijonai, ne? Tai va tas Marijonas Mikutavičius vieną kartą yra pasakęs. Jisai sako, kalėdų senelį, kalėda, sako, sugalvojo kalėdų senelis. Ir prekybininkai. Prekybininkai dėl pelno, nes labai daug perka dovanų, o kalėdų senelis norėdamas būti populiarus, dėl savo populiarumo sugalvojo kalėdas. Bet gerumo nesugalvojo niekas. Todėl dalykime tą gerumą į kairę ir į dešinę. Negailėkime, netausokime. Ir mums visiems sugrįš šimteriopai. Labai gražios šventės nuoširdžiai linkiu. Labai smagu, kad sprendžiant savo problemas pasitarėt, kad mes galim apsitarti, surasti kažkokį sprendimą. Man labai džiugu matyti čia salėje tos žmonės, kurie ateina pas mus į centrą, į mūsų patalpas ir dalyvauja mūsų užsiėmimuose, nes jūs jau esate ir mūsų, ne tik tai vilties, ir nes visą kai dirbi, tai tie vaikai, mes vadinam juos vaikučius, ir mamytės tampa jau kaip savi žmonės. Tai vat, to gebėjimo judėti į priekį, tos energijos, spręsti tas problemas ir turbūt svarbiausia, ypač jūsų organizacijai, kiekvienam iš mūsų tai yra svarbi ta vertybė,
Tai aš manau, kad turbūt tik tai tos mamos čia sėdinčios gali suprasti, tikrai vertinti žodžio sveikata prasme, ar ne? Nes tai yra, tikrai visiškai kitaip skambantis žodis jums. Tai tikrai tos stiprios sveikatos ir vidinės, ir fizinės, stiprybės, ir judėjimo priekį. Mes jūs esame šalia. Ačiū. Organizatoriai svečiam padovanojo bendrijos narių rankų darbo dovanėles, viščiukus, primenančius vaikus, kuriems nuolat reikalinga šiluma, gerumas ir meilė. Čia yra atvirukas ir yra toks mielas geltonas viščiukas. Man kaip pirmininkai, kaip neįgalaus vaiko mamai, atėjo į galvą tokia mintis, kad viščiukas tai yra mūsų vaikų simbolis. Mūsų vaikai, jie yra amžini vaikai, visai nepriklauso nuo to, kiek jie turi metų, ar 5 ar 50. Jie yra tokie trapus. Ir kiekvienam iš jų labai reikia mūsų visų, ne tik tėvų, bet visuomenės mūsų. Reikia šilumos, dėmesio, globos. O štai mes norim dabar savo svečiams padovanoti tokią dovanėlį ir kad jūs visada žiūrėdami į tą mielą viščiuką pagalvotumėt apie mūsų vaikus. Mes esame ir tai yra faktas ir mes tikrai norim gyventi pilnavertį gyvenimą, mes tikrai stengsimės, kad mums tai pavyktų ir tik su jūsų pagalba mes galime vykti visus savo sunkumus ir tikrai labai dėkojam nuoširdžiai savivaldybei ir organizacijom, kas šalia mūsų, kas tikrai visada mūsų atrama, kur mes galim kreiptis pagalbos, konsultacijos. Tikrai labai dėkojam, taip pat linkim gerų metų jūsų artimiesiems ir jums taip pat, kad būtumėt sveiki, energingi, stiprus ir tikėkimės, kad mūsų bendradarbiavimas tik tai gerės ir neeis kitą kryptim niekada. Ruklos kultūros centro teatro studijos Kaukutė vaikai paruošė svečiams kalėdinę pasaką. Ir šuniukas. Au. Tas tvartelis priklausė neturtingam Galilėjos staliui Juozapui, kuris buvo susižadėjęs su mergina vardu Marija. Ir štai vieną rytą, kai visi gyvulėliai tvartelyje dar gardžiai miegojo, Marija išgirdo keistą sparnų šnarėjimą. Tai buvo angelas Gabrielis. Jis pasakė, kad Marija rado malonę pas Dievą, kad ji pagimdys sūnų, kurį pavadins Jėzumi. Vaikai skaitė eilėraščius, bendravo ir linksminosi, o didžiausią džiaugsmą suteikė visuomet lauktas Kalėdų senelis su dovanomis. Ar žinot, kur gyvena Kalėdų senelis? Taip, Laplandija. O norit pažiūrėti, kas Laplandija? Ateik, va čia mergaitę parodysiu. Per tą stebuklingą žiūroną pasižiūrėk. Va, matai? Pasižiūrėk. O, matai, matau? Nedarysi man šos. O klojas įsėsis. Nedarysi. Niekas nedarysi. O dabar tiesiam ranką keliam koją. Pasilenkia kompensuoja. Šuoliukai! Artėjant didžiausioms metų šventėms visi galvojame apie tai, ką padovanoti savo artimiems ir mylimiems žmonėms. Kad dovana būtų tikrai naudinga, pagalvokime apie mūsų artimųjų sveikatą. Paklausykime vaistininkų patarimo. Ne už kalnų mūsų pačios gražiausias šventės. Kiti skaičiuoja ir valandomis. Visi laukiame, visi tikimės kažką tai gauti dovanų. Laukia seni žmonės, laukia jaunimas, laukia ir mūsų vaikučiai. Mieste jaučiame, kad sujudimas didelis, lakstome, ieškome dovanų, ką nupirkti savo brangiausiam žmogui, ką padovanoti iš širdies. Aš norėčiau pakreipti šią temą kitą linkme. Nepirkime to, ko nereikia ir kuris po kelių dienų bus galbūt net išmestas. Pirkime tai, kas praktiška, kas naudinga yra. Pati kaip medikė norėčiau rekomenduoti savo bendraamžiams, jaunesniems žmonėms pasirūpinti mūsų senjorais,
pasirūpinti tėveliais, mamom, galiau ir mūsų vaikais. Pirkime tą, kas būtų naudinga mūsų sveikatai. Nešneku apie kompensuojamus vaistus, bet šneku apie profilaktinį gydymą ir todėl rekomenduočiau nupirkti senoliam vitaminų, nupirkti jam reikalingų vaistų ar maisto papildų. Kiekvienas turbūt artimas žmogus žinome, kas jam skauda, kokios lydi jį bėdos, kokių jam reikia vaistelių. Labai prisimenu gerai praeitų metų šventę, kada mes pareklamavome prisikėlimo vitaminus ir atvažiavo palyginus jauna pora, turinti savo šeimoje 4 senolius. Tai aš turėjau omeny, kad turbūt tėveliai ir dar seneliai 2. Jie tarpusavėje taip gražiai rinkosi, nagrinėdami kiekvieno savo artimo žmogaus problemą ir pritaikydami jam praktišką dovanėlę. Mes irgi pasistengę sutvarkėm taip, kad būtų tai šventiška, kad tai būtų graži etiketė. Ir tai buvo tikrai naudinga ir tai buvo ilgai prisimintina. Todėl siūlyčiau tokiu pavyzdžiu užsikrėsti, apsilankyti pas mus vaistinėje. Mes stengsimės parekomenduoti, patarti, kad jūsų šventės būtų ne tik gražios, bet ir prasmingos. Ir žinote, kad vaistiniai galima nupirkti ne tik vaistų. Jonavos vaistinė gamina puikų grožio kremą, o jei dėl šalčių rankos tapo šiurkščios, sutrukinėja tarpupirščiai ar yra gilūs kulnų įtrūkimai, geriausias sprendimas yra Montiel lazdelė. Puiki dovana gali būti ir vitaminai, žmonių vadinami prisikėlimo vitaminais, skirti imunitetui stiprinti, funkciniam kūno aktyvumui palaikyti, nuovargiui mažinti. Pratęsiant pokalbį, norėčiau ir konkretizuoti atskiras mūsų priemonės, kurios yra medicinės paskirties, gaminamas mūsų vaistinėje. Vaistinėje jau geras metas gamina grožio kremą. Kremas yra tobulas tuo, kad tinka visų rūšių odai. Kiekis jo yra 50 gramų, kaina tik 15 litų. Rekomenduočiau ir jaunam, ir senam. Lygiai panaši sudėtis yra ir visiems žinomas Montiel lazdelės. Kada yra sutrukinėjusios rankos nuo darbo, kada yra sutrukinėję kulnai, kada yra sausa oda. Šie kremai, tiek grožio kremas, tiek Montiel lazdelė būtų nuostabi dovana ir jaunam, ir senam žmogui. Ne vieną laidą kalbėjome apie imuniteto stiprinimą. Nežiūrint tai, kad jau gruodžio mėnuo, nežiūrint tai, kad ir skaitosi jau žiema, bet imunitetą stiprinti vis tiek verta. Kadangi yra daug sergančių, gripuojančių, sloguojančių ir baigia sirgti, jie vis tiek yra nusilpę. Ir tuo laiku, kada liga baigėsi, verta gerti stiprinančius imunitetą vaistus, maisto papildus. Todėl rekomenduočiau mūsų vaistinėje įsigyti profilaktinę arbatėlę. Rekomenduotume mūsų garsiuosius visiems žinomus prisikėlimo vitaminus. Mėnesį gerdami jūsų vitaminus, kiekvienas gavę šią dovaną jūs prisimins. Vaistininkai siūlo dar vieną naujovę – natūralų dantų šepetėlį Visvac, kurį vartojant nebereikia dantų pastos arba burnos skalavimo skysčio. Šventėmis gavome ir naujovę, kurie dar ir patys ne visiškai pilnai įsisavinę esame. Tai Visvaco dantų šepetėliai vadinami, skirti daugiau vaikams. Priemonė įdomi tuo, kad nereikalinga dantų pasta, atliekanti ir gydomąją funkciją, nuvalo dantų apnašas, dezinfektantas labai geras yra,
saugo nuo karieso, bakterijų ir visų uždegimų. Vienas geras ir turbūt stulbinančiausias požymis tai yra to, kad jisai suteikia malonų skonį ir kvapą. Kaip ir minėjau, taikytinas gal daugiau vaikučiams. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduoja šią priemonę ir skaito, kad tai yra pats geriausias vaikų draugas. Todėl ir mes rekomenduojame senelius, mamas, tėvelius pasidomėti šią naują priemonę, įsigyti pas mus ją ir padovanoti švenčių progą. Jonavos vaistinė vienintelė vaistinė Lietuvoje gaminanti vaistus švenčių progą išleido savo gaminamų vaistų albumą, kurį galima pavartyti ir išsirinkti jums tinkamą priemonę arba puikią vertingą dovaną. Kaip prieš šventinę programą mes įvykdėme savo pažadą ir sudarėme savo gaminamų vaistų albumą. Kiekvienas lankytojas atėjęs į vaistinę gali pavartyti mūsų gaminamų vaistų asortimentą, jų veikimą, jų kainodarą ir pasirinkti savo tinkamą kaip vaistą, kaip dovaną, o taip pat ir pasidiskutuoti, pasitarti su mūsų vaistininku. Sveiki, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Jonavos rajono policijos komisariato informacija apie registruotus savaitės įvykius. Vagystė, dėl jos kreipėsi gruodžio 13 dieną Kurmėgalos kaimo Kulvos seniūnijos gyventoja gimusi 57 metais. Ji pastebėjo, kad išdaužus durų stiklo paketą apvogtas jos namas, pavogtas nešiojamas kompiuteris, auskarai, padaryta turtinė žala 2900 litų. Ta pačią dieną kreipėsi Jonavos gyventoja gimusi 62 metais, pastebėjo, kad apvogtas jos sodybos namelis Ragožių kaime Kulvos seniūnijoje Jonavos rajone, pavogti įvairūs buities daiktai, padaryta turtinė žala 500 litų. Gruodžio 13 dieną gautas pranešimas dėl papirkimo. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato patruliams apie 23:35 Ukmergės gatvėje Bukonių kaime Jonavos rajone registruojant eismo įvykį, kuriame dalyvavo automobilis Audi 80. Eismo įvykio kaltininkas, Ukmergės rajono gyventojas, gimęs 73 metais, siekdamas išvengti administracinės atsakomybės, kadangi vairavo transporto priemonę, būdamas neblaivus, sukėlė eismo įvykį. Tarnybinėme automobilyje siūlė kyšį 500 litų sumoje. Jis buvo sulaikytas ir nustatytas 1,92 promilių girtumas. Gruodžio 14 dieną gautas pranešimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Apie 14:15 namuose Chemikų gatvėje Jonavoje moterį gimusią 64 metais sumušė nepažįstamas vyriškis. Gruodžio 14 dieną buvo sulaikytas asmuo su narkotinėmis medžiagomis. Apie 23 valandą Kulviečio gatvėje Jonavoje, namo laiptinėje, sulaikytas jonaviškis gimęs 88 metais. Jis su savimi turėjo plastikinį maišelį su galimai narkotinė medžiaga. Gruodžio 14 dieną pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Apie 23:40 į ligoninės priėmimo skyrių pristatytas Utėnos rajono gyventojas gimęs 85 metais. Jis paaiškino, kad Klaipėdos gatvėje Jonavoje jį sumušė 3 nepažįstami vaikinai. Gruodžio 15 dieną parduotuvėje Prezidento gatvėje Jonavoje dėl vagystės sulaikytas Jonavos gyventojas gimęs 73 metais. Jisai bandė pavogė 2 butelius brendžio bendros 134 litų vertės. Asmo buvo pristatytas į policijos komisariatą, jam nustatytas 2,2 promilių girtumas. Gruodžio 16 dieną dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Apie 23 valandą namuose Kosmonautų gatvėje Jonavoje moterį gimusi 89 metais grasino sumušti vyras gimęs 78 metais. Jis po įvykio sulaikytas. Ta pačią dieną gruodžio 16 apie 19:30 dėl to paties tipo iškvietimo buvo sulaikytas asmuo. Jisai namuose seniūnijoje Užusalių kaime Jonavos rajone savo sugyventinį gimusi 86 metais grasino nužudyti.
Lapkričio 29 dieną Jonavos gyventojas gimęs 85 metais pagal skelbimą internetinėje prekyboje užparduodamą motociklininko kostiumą pervedė pardavėjui 310 eurų, tačiau prekės iki šios dienos negavo, kreipėsi ne per seniausiai, gruodžio 16 dieną, pranešdamas nesulaukęs prekės apie sukčiavimą, padaryta turtinė žala 1072 litai. Dėl vagystės kreipėsi gruodžio 18 dieną įmonės atstovas, jis pranešė, kad buvo įsilaužta elektros pastotės Žeimių senyje, Vanagiškių kaime ir Bukonių senyje, Žemelio kaime. Iš abiejų pastočių išleista pavogta alyva, apie padarytą turtinę žalą praneš vėliau. Taip pat dėl vagystės kreipėsi gruodžio 18 Jonavos rajono Užusos seniūnijos Turžėnų kaimo gyventojas gimęs 56 metais. Jis pastebėjo, kad buvo įsibrauta ją priklausantį sandėliuką, pavogti elektriniai laidai, įrankiai, padaryta turtinė žala 550 litų. Gruodžio 18 kreipėsi Čičinų kaimo gyventojas gimęs 81 metais, jis pranešė, kad iš jam priklausančios fermos pastato pavogti įvairūs ūkinės paskirties daiktai, padaryta turtinė žala 4910 litų. Gruodžio 18 dieną vėl buvo iškvietimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Tai kaip ir smurtas artimoje aplinkoje, apie 22:30 minučių, Jonaviškis gimęs 72 metais, namuose Lietaus gatvėje Jonavoje gąsdino savo žmoną gimusią 68 metais ir nepilnametį 13-metį sūnų, rodydamas legaliai laikomą kovinį ginklą. Asmuo buvo sulaikytas, pristatytas į policijos komisariatą, jam nustatyta 1,68 promilės girtumas ir sulaikytas 48 valandoms. Ir gruodžio 19 dieną dėl eismo įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu nukentėjo asmenys apie 13:30 minučių Ąžuolų ir Rambino gatvės sankryžoje Jonavoje. Jonaviškis gimęs 92 metais, vairuodamas automobilį Volkswagen Golf, susidūrė su tiesiai pagrindiniu keliu atvažiuojančiu automobiliu Renault Laguna, vairuojami Jonavos gyventojų gimusiais 72 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo Volkswagen Golf keleiviai, Jonaviškis gimęs 93 metais ir kitas Jonaviškis taip pat gimęs 93 metais. Tai tiek būtų įvykių už šią savaitę. Dėkui už dėmesį ir kadangi neužilgo yra šventės, linkime šventę sutikti smagiai ir saugiai. Ačiū už dėmesį.